okei. Bet jeigu jis čia ateis ir pamatys tą plėtinį, tai bus ne okei. Reiktų šį baraką nusiųsti, nors jis santykinai lėtai skrenda, bet jis greičiau negu į prižiūrėtoją. Pėstininkas matyt patyrė šoką pamatęs šitokį būrį bagių. Ir taip, matom, čia plėtinių irgi nėra. Čia būtų labai drąsus plėtinys iš savo pusės. Būtų gerai, kad čia skeną numestų ir pasižiūrėtų, opa, tada į paširdžius, irgi galėtų, ne į paširdžius, nu tiesiog apkapot galūnės šitai savo armijai. Taip, matom, tankai vyksta iš Breach pusės ir netgi vienas Helenas, nors aš nežinau, kam jis dabar reikalingas. Nors kita vertus, čia nėra nei bunkerių, nei nieko. Tankai, balties režimu. Ha. Nu, kaip aš sakiau, šiek tiek per daug yra tankų. Ir šitie Helenai nelabai daug kas spės padaryti, matom. Jezau. Ir iš savo pusės irgi prastas valdymas. Savo darbininkų vos neuždaužė kažkuris, tai čia almost. Ok. Tipo, almost išžudėjai mano tuos darbininkus. Ir, nu jo, reikėjo iš tikrųjų gal apskrist per šitą pusę. Ir va čia va numest. Taip. Žiūrėsim. Savas nusprendė, kad pats laikas išvaikyti šitą baraką. Ir sakyčiau, nežinau. Man atrodo, kad čia labai daug tankų, bet ir čia labai daug tankų. Ir vikingai, aišku, bus apraminti čia šiek tiek. Ir, nu nežinau, ką dabar savas darys iš tikrųjų. Bent jau kai aš būčiau tiranas, tai aš nežinočiau, ką aš daryčiau. Matom, ai, tankai šakės. Jau, o kaip čia siekia? Kažkuris tai siekia tankas. Ir šitiem vyrušiam bus šakės. Nu, aš nežinau, kas čia dabar dėsis iš tikrųjų. Atrodo, savas turi šiokį tokį pranašumą, tarkim. Bet, štai matom. Vienas plėtinys ir antras plėtinys iš Breach pusės. Jis dabar turės netgi vienu plėtinį, norėjau pasakyti daugiau, bet savas jau irgi turi ketvirtą plėtinį. Ir tai yra ketvirta vazė, o čia plėtinys yra trečias. Ir, nu nežinau. Čia labai gerai viskas sureksta pas Breach'ą. Nu, tikras žymėtis, taip sakant. Jau. Ir jam dar resursų užteks, nu, užtektinai, sakyčiau, nes jis turi dar 2 bazės užnugaryje. O nebent, aišku, štai, šitie vikingai paskraidytų, nusileistų ir čia pagazdintų. Nors čia ką tu čia prigazdinti? Čia vikingai, čia tankai su raketiniais bokšteliais. Aš dabar neįsivaizduoju, ką Breach'as daryti. Na gerai, ką mes matom? Patobulinimų tik tais mėlynoji ugnis eina iš savo pusės, ojojoj. Ir matom, armijų skaičius, nu, lygiai toks pats. Taip. Įplaukos pas savas šiek tiek didesnės. Ir savas nusprendė dar vieną žvaigždėlaivių gamyklą pasistatyti. Netgi 2 žvaigždėlaivių gamyklas. Ir, nu nežinau, kas čia dabar reiks. Galbūt šmėkas darys. Tas būtų šiek tiek labai pravartu. Labai aš protingai pasakiau. Prieš tankus, kita vertus, kažkam reiktų išimti. Ir šitas raketinis bakštelius bei... Na, su vikingais galėtų susidoroti vikingai, kur nėra šiaip. Ok. Nežinau, ką dabar darys kiekvienas iš žaidėjų. Čia dabar, nu, absoliučiai pozicinis karas. Jeigu savas pralauž gynybą, Breach'ą, viskas, Breach'as pralašė. Jeigu Breach'as, nu nežinau, smoks čia kur nors ir išnaikins visą bazę kaip praeitą žaidimą, manyčiau, savai bus ne piragai. Taip, matom, kažkaip Breach'as sugebėjo savo Helenus rado kažkur tarpelį ir matyt pračiavo ir prasmuko ir matyt jis aptiko šitą plėtinę ir toj pradės terrorizacija, taip sakant. Taip, pažiūrėsim kiek. Ne, čia neverta, iš tikrųjų reikia važiuoti iš karto į šitą plėtinį ir čia darskyti viską, nes darbininkai irgi labai toli nepabėgs.
važiuojam, jas. Ir, aha, sensorinis bokštas, aišku, o čia jau iš tikrųjų yra padaryta tvirtovė, aš kaip tai nepastebėjau. Ir jinai šiek tiek smogia tiems Helenams neblogai, turėčiau pasakyti, nes jie tik turi 80 gyvybių, o pati tvirtovė šaudo po 40. Tai manyčiau, per maždaug pusę minutės būtų sutvarkyta. Net ne per pusę, gal greičiau šiek tiek su šitais Helenais. Taip. Labai daug laiko užims šitą sudeginti vadavietę, kažkiemį orę. Ir... Nu ką, kažką šaudo. Tik neaišku ką. Gerai, net neįsivaizduoju iš tikrųjų, ką dabar daryti tokioje situacijoje. Nes... Na gerai. Matom, pėstininkas kažkuris tai... Va, pėstininkas atvyko vikingų judėjimą. Aišku, net sugebėjo numušti vieną vikingą, kiek aš girdau. Čia yra kažkas tai. Ir taip, žiūrėsim, vienas raudonas, kiek ten 13 gyvybės taškų. Štai pirmasis toras. Savas jau turi 2 torus. Nežinau tiesa, kokia iš jų nauda dabar. Neįsivaizduoju, tiesą pasakius, kas dabar bus. Nu niekaip negaliu aš įsivaizduoti, kaip užpult reikia. Kaip čia... Pučiu aš zargas, tai žinau, ką aš daryčiau. Aš tiesiog bėgčiau ir išdriskyčiau viską, bet dabar... Čia nėra kam bėgti, taip sakant, čia tik tais ratuoti padarai. O pėstininkai čia... Kas čia dedas? Nu, prič puola. Sustot nereikėjo, nes dabar tik šaudo pavieniai tankai. Reikia važiuoti, kai visi tankai galės šaudyti, tada sustot. Ir dabar... Bryšas prarado visą savo gynybą. Ir manyčiau, Bryšui bus šakės. Kadangi savas pamatė ateinantį puolimą. Ir visus iš karto tankus apgulties režimu pastatė. Ir tai yra 41. Šitie 3 tankai tokie mėly atrodo. Aš apginsiu. Ir jo, neapgyniai. Na ir ką, viskas, dabar reiktų savo iš karto kontrataką daryti. Tankų mažai, bet jų pakankamai. Iš tikrųjų. Nes, na gerai, 4 tankai dar važiuoja. Apgulties režimu. Judam. Pažiūrėsim, kas čia bus. Ei. Nu, raketinė jau ta. Šitie darbininkai yra didvyriai, tiesą pasakius, tai beveik daužo tanką. Ir... Žiūrėsim, šitiem tankam dabar bus nepiragai. Aišku, šitie liko 3 tankai. O, labai puikus sprendimas nuleisti Helenus. Tai tas vikingus. Tiesa, čia yra vienas trečias, bet jis nebūtų taip gerai susitvarkęs su tankais, negu patys vikingai. Ir... Ką mes matom, Bryčas, neturi armijos jau. Nu, bent jau neturi tokios didelios, kokios turi savas. Šiaip savo reiktų kažkaip organizuoti greičiau pastiprinimą, nes kad ir kaip šitas pajėgos gerai čia drasko viską, bet jų per mažai. Ir matom savas netgi jau 5 plėtinį, ar 4 plėtinį su 5 bazę. Yra įsteigęs, štai matom Helenai prieš tankus. Na, aišku, užbaigė štai, tuo pat metu Helenai ir šmėklos drasko Bryčio mineralų liniją ties šito plėtiniu. Ir čia darbininkų nėra. Darbininkų, savas nužudė 66 darbininkus. Aišku, Bryčas irgi 20 nužudė kažkiek puldamas šitas bazės, bet jau tas nėra labai svarbu. Štai matom, 2 torai turėtų Helenus greitai sutvarkyti. O iš kiekvienų torų irgi turėtų greitai sutvarkyti. Ir matom, patobulinimai pas savo buvo 2-2, pas Bryčą 1-1-1. Ir, nežinau, iš tikrųjų savas čia jau pirmavo nuo pat pradžių, nes jis galėjo plėstis drąsiai per visą žemėlapį. Ir... O Bryčas tiesiog buvo priverstas užsidaryti, bet manyčiau, didžiausia klaida buvo, kai jis užpuolė Bryčas su savo tankais ir čia sustojo. Galėjo šaudyti, nežinau, kiek ten tų tankų buvo, gal kokių 15, bet galėjo šaudyti kokie 7 tik tais. O čia visi apgulties režimu tankai šaudė į šitą krūvą. Ir iš tikrųjų kaip zarkam daryti, įbėgi, sustoja ir tada viską šaudai. Ir, na, žiūrėsim. Savas, aišku, atsilošia už Lietuvą. Tai sakant, tai žiūrėsim, kas bus kitoj kovoj.